Sveiki visi, su jumis Kiuliambiansu iš Tombianso kanalo ir šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti Lego palmę. Taigi, ko jums reikės? Jums reikės 5 štai tokių detalių. Jos yra rudos ir kaip matote, 5 jų reikės. Tada jums reikės 2 štai tokių rudų detalių. Apvalių. Tada jums reikės 4 štai tokių detalių. Keturių tokių. Keturių tokių. Vieno tokios lazdos, 4 štai tokių labai sunkiai žiūrimų rudų tokių, tada ir 2 štai tokių, kur kiekvienose pusėse yra štai tokie įdėti ir ant viršaus jie. Taigi, pradėkime dėlioti. Pirma, ką jums reikės, tai šitų 2 detalių ir sudėti jas vienas ant kitos. Štai taip. Tada pasiimam šitą lazdą ir ją įtraukiam visas 5 šitas detalės. Šiaip sau, tai jos į šitą lazdą įlis tik tai 4, bet iš tikrųjų, bet 5, atsiprašau, pamečiau štai 4 visos įlindo, bet dar 5 yra, tai ir uždėkit štai kaip atrodo ir tada uždėkit į šitą vidurį tos arenos, štai, dabar jis stovi. Taigi, tada mums reikia štai tokios vienos detalės ir aplink kiekvienoj pusėj reikia uždėti šitą štai tokių detalių ir štai kaip atrodo. Ir ant jo uždedam irgi tokią pat detalę. Štai. Tai taip atrodo. Ir uždedam ant šitos arenos. Štai kaip kol kas atrodo. Tada imam šitą žalią detalę ir ant šitos pusės uždedam štai taip tą. Ir šitą uždedam štai taip. Ir štai tokia turi gautis. Jūs turite visas 4 padaryti. Štai aš jau visas 4 padariau. Ir uždedam čia į apačią, kad žiūrėtų štai taip. 2, 3 ir 4. Ir štai mes turim savo palmę. Štai čia kokosai yra. Ir ant viršaus mes dėsim štai tokį paukštį, bet jis bus kitam video. Taip kad, jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite palaikinti šito video ir pasubscribinti mano kanalui. Taigi, sudėjau. Iki.